Atvažiavom jau į atsinaujinusių oro uostą, pirmą kartą iš Vilniaus skrendam. Antrą nakties ir tiek žmonių, bet ekranai taip moderniai labai atrodo gražiai. Salam aleikum iš Egipto. Nusileidome šiandieną į Šarm el Šeiche. Ir atostogausim, viskas įskaičiuota. Kadangi į viešbutį mums įsiregistruoti dar už valandėlės, tik tai ką sėdėsim, lauksim vestibiulių, tai nusprendėme išeiti pasižvalgyti po apylinkės. Šiaip norim valgyti jau, tai galvojam gal kažkokią kavinę, bet dienos metas tai kavinės nedirba. Taksai pypsina, kad pavežt nori. Mūsų kambariukas standartinis, kaip nusprendėm. Norėjau dar pasirodyti. Nusipirkau kepurę už $3. Parduotuviai dabar, kai buvom. Ir mūsų vaizdas kambario yra į baseiną. Atvažiavom prie jūros autobusiukų viešbučio, nes ganėtinai tolokai jūra. Tai dabar klausimas, ar mes peškom nueitume, nes tikrai ganėtinai toli važiavom. Tai žiūrėsim, nusifotkinom grįžimą ir va, keliavom. Nu, vaizdas tai gražus, vandenukas žydras irgi prie jūros. Aš prisibūdžiu savo ratą, jau paplaukiau. Ir šiaip tai sakyčiau, kad koks čia dabar mėnuo, balandžio gale, tai vandenukas Egipte dar yra vėsokas. Tai norėtųsi kažkokio biškį šiltesnio įsivaizdavom jau. Atrodo, visą žiemą nebūna tokio šalčio ar minuso, vasarį irgi dar galima maudytis. O balandį, įlindus, apsipratus gerai, bet įleisti yra reikalų. Teisėjai, kaip ir skaičiau komentaruose, viešbučio paplūdimys tai yra gultai prie gultų. Žmonių. Gerai, kad mes gavom. Padidinsiu atskirus tokius su stulpeliu atskirtus. Šiaip tai yra tikimybė, kad gali papulti gulėti šalia 5 linijoje žmonių ir šalia kažkas kitas gali būti. Tai kažkaip iškai nelabai tas, bet tą į rinką mes ėmėm nebrangų viešbutuką, atsiliepimuose tas buvo paminėta, tai neiškastino. ekskursijas, Andresas vadai sėdė. Tai užsisakėm į kanjoną ten tokį ir nardymą, ir
dar Ras Mohamed kelionę autobusu. Praeitą kartą važiavom į Egiptą, važiavom Ras Mohamed laivu, tai dabar užsisakom Ras Mohamed autobusu. Tai kad ir panardyt vienoje, antroje vietoje, labai ežere ten tokiam pasifotografuoti. Tai žiūrėsim šį kartą, ką gausim. Keliaujame į kavinę Farša. Išhaipinta tik tokia, labai ten gražus vaizdai turėtų būti. Tai va tokia gatvė. Tapu. Į kavinukę liko 5 minutės. Atėjom į kavinę, tai žmonių aplinkui nemažai laukia. Einam ieškoti, pro kur įeiti ir kiek laiko laukti reikės. Žmonių daug, tai dar išsimušam numerėlį. Tai nežinau, kiek valandų laukti reikės. Nepasakė, tai pabandysim palaukti truputėlį ir žiūrėsim, ar eisim, ar neisim. Kol kas vaizdas tai labai gražus, daug lepučių. Jau ratuką pasižiūrėt, galvojau, kad ta kavinė į kalną, pasirodo, kad ta kavinė yra nusileidusi žemyn. Gerai, biškai neaiškiai uždėjo štampą ir sako, you can go ir visur einam. Tai žiūrėsim, ką pamatysim. Oi, ko nes neoniniai šviečia. Geras, dabar ėjom. Nu, labai gražu, šviesyčių daug ir liepia čia dabar laukti tarp tų žmonių. Uždėjo virštų štampą ir sako iki čia, tai nusileidom į apačią. Atrodė, kur čia mes einam, kaip čia einam, bet va, dabar liepia jau čia laukti, kol pakvies prie staliuko. Pasodina čia su tokiam dviem mergaitėm. Čia staliukas. Vaizdą tai nėra labai gražaus, kur atsisėdam. Va, atnešė tokį meniu. Labai įdomus. Atsiveria durelės. Ir čia randame meniu. Atnešėm į arbatą. Užsisakėme pizzą su daug mėsos, bet iš visos tai kol kas neįpatinga. Ragausim. Kavinės yra padaryta Santorini miestelio kopija. Irgi kaip kavinė galima atsisėsti, pavalgyti arba išgerti. Bet tokio pačio populiarumo nesusilaukia. Išėjom jau iš kavinės, keliavom jau link viešbučio. Tai iš maisto buvo tik tai picos iš meniu užsisakyti. Tai jos yra skanios, sūrio daug, skaniai pavalgiam. Sultis
Andreso taip pat skanios, mano mėtų arbata irgi skani, tai visumoje pasibuvom labai gerai. Užtrukom kažkur apie 3 valandas su laukimu, atsisėdimu, sąskaitos atnešimu ir viso kito. Tai vieną kartą sakėm pamatyti tikrai labai smagu, antrą kartą grįžtume galbūt nebent tik tai dienos metu, bet per kitą kelionę. Tai šią kelionę tikrai daugiau čia nesilankysim. Ir vieną kartą tikrai pamatyti fain. Atėjom į Mango Market nusipirkti vandenuko ir sultyčių kokių, nes čia yra fiksuotos kainos. Aiškiai galima matyti ir nereikia niekur dėrėtis. Šiandien keliaujame į Ras Mahomet su autobusu by bus ir sustojom pasiimti savo equipmentą. Tai sakė, gal kostiumus reikės dėtis, ne tik liemenės, tai žiūrėsim. Gerai, tai papildomai kainuoja išsinuomoti visą equipmentą, visą įrangą. Tai nežinau, aš noriu pabandyti pasiimti kombinezoną, kad sakė šaltą vandenį. Tai mes važiuosim va čia va, o kitą ekskursiją esam užsisakę, tai tikriausiai važiuosime čia va. Prisirinkom papildomai lastus, kombinezoną ir liemenę aš. Andresas tik tai kombinezoną ir lastus, tai jam liemenės nereikia. Tai už viską sumokėjom dar papildomai 20 eurų, kadangi doleris neturėjom, doleris skaičiavo 23, tai eurais paskaičiavo 20. Tai važiuojant į ekskursiją dar reikia papildomai pasiimti pinigėlį. Mes važiuosim čia, Alacho vartai vadinasi. Ir aišku, povandeninis pasaulis, ką pamatysim, į šitą ežerą. Ir tikimės, kad ir į šitą ežero vietą nuveš. Šiandien įsikursim čia, mūsų viečiukė bus. Čia žmonės su lagaminais, su palapinėm įsikūrė ir turbūt atvažiuoja panardyti, kaip nakvoja. Va, turi tokias palapinės, kur valgo. Žaidžia. Dabar gersim arbatą, kuri randasi čia dykumoje. Tai viena arbata skirta skrandžiui gydyti, kita arbata bus skirta svorio metimui. Tai reikia įsidėti ir tos, ir tos. Ma ragazzi dovete essere nella casa perché quando bevete questo. Čia dabar sustojom prie Alacho tų vartų. O ten yra balta sala, kur mes buvom praėjusi. Tai čia šitą vietą ir parašyta Allah. Iš šitų betono luitų sudėliota, tai čia arabų kalba Allah parašyta. Atėjom prie stebuklingo ežero. Tai sakė stebuklingas dėl to, kad 3 kartus per dieną keičia spalvą. Ir dar galima įmesti akmenuką, sugalvoti norą. Na, labai graži vieta. Vanduo tokio žydrumo.
Vandenukas biški vėsokas man. Tai čia yra atsivėręs toks plyšys, kuris atsirado po žemės drebėjimo. Šiandien atsisėdom EBN Hamido Seafood restoranėlyje. Google įvertintas 4,9 virš 400 įvertinimų. Ragausim, užsisakėm visą keptuvę jūros gėrybių. Užsisakėm žuvies, ne tiek ir daug čia. Padėk, vaikai, glumina, bet seniai gali. Ragausim. Žuvytė tai labai skani, čia iš apačios vis kaitina, neleidžia jai atvėsti ir valgom visada karštą. Nu va, sumokėjom 1145, tai ta žuvis kainavo 840 jų vietinių pinigų, kas yra dabar skaičiuojam 23 eurai. Nu, viso, taip. Apsimoka, tikrai labai skaniai pavalgėm, super. Atėjom į vietinių parduotuvę, tai pasiėmiau citrininių traškučių, guminukų, ruošiamės rytojui, nes ryt varysim prie vandenuko ir pietų negrįšim. Tai žiūrim užkandukų kažkokių gėrimų, kad rytoj turėtume ką užkandžiauti. Kokie desertukai. Grįžom jau į viešbutį, tai mūsų vakarienė, norėjau patikslinti, kainavo 19 eurų su centais. Geriam tikrai gerai vertinam restorane. Tai, sakyčiau, labai pigiai parduotuvėje apsipirkom irgi. Tai guminukų, energetinio rytoj, paskui ten šiaip gėrimą, ledų 2 porcijas ir traškučių dar ir už visą tą sumokėjom 5 eurus. Tai šiandien išleidom 25 galima sakyti eurus. Apsipirkom, pavalgėm ir desertą nusipirkom, tai tikrai smagiai. Labai patiko tas jūrų gėrybių restoranas, tai šį vakarą, kadangi viešbutį davė kepenėlės, nusprendėme ateiti pavakarieniauti dar kartelį tą patį restoraną. Šiandien kažką kitą rinksimės valgyti. Šiandien gėrimų užsisakiau šaltą karkadę arbatą, labai skani, pasaldinta iš karto. Atnešė salotas.
Tai užsisakėm jų firminės salotas, sriubytę miksą, duonytę. Va taip atrodo mūsų stalas. Thank you. يلا عشان تطلع البط اللي كاتبه يلا. كل بط يبني البط على الاجازه. Nu, prisimenu. Andreso taginė ir maišas jūrų gėrybių. Atsisakėm kelionę iš vietinio, tai pirmą kelionę, kur važiavom prieš tai viskas gerai buvo. O dabar atvarėm, nieks neatvažiuoja paimti, laukiam. Pusvalandį pralaukiam, skambinom numeriais duotais, į nieks neatsiliepė. Tai dabar Andresas nuėjo iki agentūros, iš kurios nupirkom, pažiūrėsim, ką papasakos. Pasakė, kad dėl to, kad kanjonas šiandien nedirba, už tai mūsų neatvažiavo paimti, nors mes nelabai tikim. Tiesiog turbūt pamiršo, tai vakarą nueisim, susigrąžinsim pinigus. O bandėm dar su InDrive programėlę išsikviesti taksi ir patys nuvažiuoti į tenais, į Dahamą, tai arba į kanjoną, arba ten yra irgi Magic Lake kažkoks, tai bet neįmanoma. Pasidarai 750 jų pinigų, jie priėmė užsakymą, kaip ir pas mus, daleiskim, Boltas, priėmė užsakymą. Ir tada jau atvažiavę į vietą, jie derisi, nes tik tai grynais pinigais gali priimti, jiem duoti, tai tada jie derisi, kad jau už 1500 vešim, ne už 750, kaip priėmėm programėlį. Tai programėlė dar tikrai čia Egipte neišdirbta ir atsargiai pasiūsitės ją ir su ją naudositės, nes tikrai nesąmonė, daug laiko sugaišom su tais visais. Pirmyn atgal keli buvo atvažiavę ir tas pats vis tiek derisi, paskui jau gerai nuvešim, bet kiek prisidėriau, tiek jau susinervuoju ir tada, gerai, jau gal pašiuojam. Tai nesąmonė. Išėjom pasivaikščioti į miestą, keliaujam link Šarmo mečetės ir va toks gražus vaizdas. Švieselių labai daug. بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Kažkada su Andresu prieš 5 metus buvom šitoj kavinėj, valgėm labai aštriai. Andresas aštriai pipirą suvalgė, tai prisiminėm ir užsukom dabar pavalgyti vėlyje. Užsisakėm egiptietiško maisto, kad galėtume dalintis ir žiūrėsim, ar bus šiandien neaštru. Atnešė dar ekstra užkandžių, biškai apvalgėm su duonelė. Tai 4 šitie $4 kainuoja, ne? Išsirenku kokį nori iš $2. 2 lėkštutės $1. Nu tai atnešė mum lėkštę. Nežinau kaip parodyt, bet beveik per visą stalą. Neaišku, nesuvalgysim, bet va užsisakėm karvelis. Ir šiaip čia vištiena, kofta, kotletukai. Nu, ragausim. Užsisakėm, vadinasi. Nežinau, kiek mes suvalgysim. Vos eina pakelti. Ir čia sakė 2 žmonėm. Tik 2 žmonėm. Man tai čia kokiem 8. Padavėjas sakė, kad reikia balandžių imti į ranką. Čia tai ryžių pridėtas yra. Įdarytas balandėlis. Nu, prisivalgėm labai skaniai. Aišku, visko nesuvalgėm, bet viską išdegustavom. Man labiausiai šašlykas patiko.
Andresui viskas patiko. Tik gaila, kad tas balandėlis buvo balandžiukas įdarytas su ryžiais, tai nėjo tokio normalaus skonio pajausti. Bet šiaip viskas labai aukštos klasės. Nu, jau trečią kartą sustojam prie šitų šaldytuvų, tai vadinasi, reikia tikrai desertuką nusipirkti. Tai šitie bent jau mango su bananu $1.50. Pasiėmėm tokį, pasiėmėm vaisių tokį. Tai šitas 50 centų turėtų kainuoti, šitas $1.50, jeigu gerai pasakė. Dar Andresas susisakė cukranendrių sulčių. Tai va taip paspaudžia. Andresas, kur pasiėmė cukranendrių gėrimuką. Taip. Nu, labai skanus. Natūralus, va, išspaudė. Prie akių belia kaip saldu iš tikrųjų. Net keista, kad be cukrus, nu, bet ne veltui cukranendris. Tai suvalgiam tos desertus lauke, tada šitą nemokamai davė, tada du tokius pasiėmėm vaisių salotą su sultim didelius pusryčiam, sakėm, pavalgysim vaisiukų, tai už visą tą palikom $4. Tai tikrai nedaug. Tai kuo baigėsi mūsų kelionės istorija, tai Andresas vakar nuėjo pas tą agentūros, aišku, vėl melavo, kad gavo informaciją 9 valandą ryte, kad pamiršo, nu nepamiršo, o kad neveikia kanjonas, o Andresas sako, kodėl mūsų 7:30 nieks nepaėmė. Tai žodžiu, grąžino pinigus, nu, ir jau tada jau sako, jau kitą dieną galit nemokamai kokią norit ekskursiją imti. Jau kitą dieną mes išsikraustam, išvažiuojam. Tai gali dar ir neparvežti iki mums reikiamo laiko. Tai va, nerizikavom. Tai šiandien dabar kraunosi jau daiktus ir eisim prie baseinėlio. 12 valandą reikia išsiregistruoti iš viešbučio, o paėmimas mums tik tai 6 vakare. Tai visą dieną leisim šiandien prie baseinų. Pavalgyti, sakėm, galbūt nueisim, matėm, yra McDonald's, galbūt į jį, jeigu netingėsim. Nu, žiūrėsim, dar norim apsipirkti. Tai šiandien tokia lengva dienelė. Mūsų paskutiniai pusrytukai, kur vakar nusipirkom vaisius su sultim. Vieni kiti kavytės. Arba toksai vaistas. Not goodbye. I hate goodbye. Remember, see you later.